Nu tai varysi? Ko? Į tūsą, Kada? Trečią. Nežinau. Iš karto pinigų gausi. Ką žinau, ką nors priduoti ir turėti. Kur? Iš marketuko? Išdauši langą vėl kaip ir ką, priduoti bonkų ir turėti. Nežinau, kokią progą. Juškos gimtadienis. Paėmės mes. Kai sužinoti, jeigu ant jo taip šneki tau dauni. Kas? Na, tai tik gaidžiam. O rūkys bus? Bus, Vladukas parveš rusiško bondo, dar žolytės įmes. O Sančio Pančos? Jau čia nežinau, turėsi pat paklausti. Mergų bus? Nu tai sakom, kad bus. Žiūrėk, kas. Prisiduok ir turėsi gimtadienį. Kaip bomžų rinktis, reikia. Gerai. O, tikrai, O, tai kaip su to mergom, sako, kad bus. Kokių? Ką, žinau, kokios papuls tokias imti. Ne jau nuo saties vėl. Ne, ten jo sifelis serga, dėl paskui ilgai gydytis. Tai kažkur čia paims, Daug yra, paimsim, sumokėsim biškį ir ateis. Galbūt, Kai tau tai išvysta ten, lips ant tavęs, tai nežinau, kad... Ja. Man bet kas žinau, Nežinau, Na, reikia Juškai va, ką nors. ką? Ką jiems galvot, nu reikia. Bobą nupirkti. Gana man guiminę bobą padovanojo, nereikia jau kartotis už paskui visus. Jo, galbūt. Tai pagalvot reikia normaliai, kad dovanų. Galbūt, jo. Nu, ką čia, jam reikia bičo padovanoti. Nu nežinau, Galės nemokamą darbą jėgą. bet nežinau, kad neišvytų tai jo. Galės ten tunelis raus su to namais. Nežinau, čia jau reikia visai susirgti. Jo. Kovi, iš kur tu atsiradi toks vyras? Buvai susna kažkoks, dabar? Taigi miške geras kačelkės, aš iš miško atėjau čia. O, grįžai, kur buvai? Metalą pardaviau. Čia išeis ir dovana? O išgersim, Dėl kažką tikrai blaivykla veš. Jo, gersim, tai sudana. Tikrai, tai išeis nemažiau, išėknis. O ką žodį pirk? Aš galvo. Va čia tai dabar spas. Nešiomai, kad transportas. Tai žiūrėkit, tai vyras. Baig laužit, nes toj nuomos punktas atėjo. Pasirašėti, kad nelaužit. Taip ar taip, jūsų daug nėra. Gal užteks, važiuoti į darbą. Kur dviračiai dingo? Tai dukas, sakiau, nelaužyt atims nuomos punktą. Taip. Žąsinas per savietinį transportą paskutinį. Kas ten stovi? Strėlčiai kažkokį, tai pasimsim teleskopą visus išdų. Kokį teleskopą? Tai turiu pašoniai pasiėmę. Kaip jis atrodo? Teleskopas atsilikęs, visai nuo gyvenimo nieko nežinai. Taip. Einam, išdaužysim tuos debilus. Na, nežinau. Gal žiūrėk, ragelis galim prastumti. Nu, einam, pabandysim šitiem čuvakų prastumti. Nu, žiūrėk, ko čia. Gal paims, sėdi tokie, atrodo nieko. Jo. Kuris iš jūsų čia vadas? Gal ragelių reikia? Kokių dar ragelių?
Taigi, Sveikas, nu tai papasakok, kaip tau sekė šitam filme vaidinti, kaip nuotaikos. na šitas filmas šiaip buvo visai nieko. Aš, kadangi supranti, kaip menininkas esu toks, aš nepripažįstu pratęsimo antros dalies, bet šitas filmas, kažką tokio užčiapiu, taip visiems žmonėms širdį netgi turėtų įeiti, tai bent man taip atrodo, kad tu žinotum taip nuostabu šitas filmas. Nu bet tai kritikai sako, kad šitas filmas labai panašus į pirmą dalį, ar tu sutiktum kaip pagrindinis vaidmenį vaidinimą? Tikrai ne, čia niekada neįmanoma pakartoti. Tai yra, pirmoje dalyje, tu gali tą pačią dalį daryti 2 kartus, bet jeigu aktorius yra tikras iš vidaus vaidina, supranti, tai viskas bus skirtingai, atskirai. Visai kitaip, nes būsena visai kita žmogaus. Viskas kitaip. Bet taip ten sako, kad daug keiksmažodžių yra. Nu, kur to keiksmažodžių nėra? Visur gyvenime yra keiksmažodžių. Tai yra savotiškas sakinio pagyvinimas. O tai sakai, kad tai suteikia gyvybingumą? Taip, nes kaip tau atrodytų? Na, varysi tu savo, va iškart pagyvi. Nu, varysi į tūsą? O, iš karto? Iš karto pagyvi. Nu, kokie kiti filmai? Na, tiesą pasakius, mes naują filmą tokį biškį sukom. Ten tiesiog dviejų veiksmų. Tai filmukas visai nieko apie vieną mūsų gerą aktorių, tokį storuliuką. Jisai pasižymė savo šiškom eina. Tai, suprantat, mane šiaip po viso to... Gerai, ačiū. Pradėjau gerbti. Mane pradėjau! Gerai, Nu tai sveiki, girdėjau, kad čia jūsų pirmas filmas. Pirmas taip. Nu tai ką, į pirmą filmą iškart į pagrindinį vaidmenį, ką? Tai gerų žmonių sunku yra. Nu tai kaip jums pavyko įsijausti į to ekstravagantiško keisto žmogaus vaidmenį? Jūs toks ramus, tai žinai, pobiški kažkoks manis lėtas, flegma kažkoks yra. Nu tai turbūt tyrinėjot jūs jį nemažai, kokią savaitę ar 2, kiek jūs ten jį, kad kol perprapatot, kas jis per žmogus? Tyrinėjimas buvo tai neilgai, apie 1 savaičių. Tai greit perpratot? Greitai, ką čia tokį durnelį neperprasti? Nu tai kaip žadat kokius kitus filmus filmuoti, gal vėl bandysit persikūnyti į tą Paulį Bareckį? O nenorėčiau antrą kartą, šiaip norėčiau vadinti savo vaidmenį. Savo? Jau žadat? Oi, čia maišo. Čia mikrofonas. Aš matau, kad jūs esat labai toksai žmogus, karšto būdo. Kad atsibos, tai kiša kažkokius mikrofonus. O tai kai filmavotės nekišo? Ne, ten buvo normaliai, čia kažkoks, kurio čia laiko debilas, nenustovi, ramiai. Nu gerai, dabar pabandysim pakalbinti. Ačiū jums labai, ačiū, eikit. Eikit dabar, eikit. Pakalbinsim antraplanis aktorius. Sveikas. Sveiki. Noriu paklausti, kokį žmogų jūs įkūnijote šitam Danmėsis Skirmantas 2 antroje dalyje? Na, aš įkūriau šiaip ne vieną, o 2 žmonės, ar ne 3, aš turėjau ir tokiais Martyną, ir Save, ir dar Vaidą. O kaip jums sekėsi juos įkūnyti? Ar jūs juos irgi tyrinėjot, kaip kiti, pavyzdžiui, pirmaplaniai aktoriai? Na, šiaip turėjau jau daug patirties iš pirmo vaidinimo. Taip, girdėjau, kad jūs Taip, aš ir vaidinau. Dabar, aišku, buvo sunkiau, nes reikėjo daugiau žmonių vaidinti ir mano kolegas Skirmantas irgi buvo pakeistas, kaip girdėjau, kitu aktorium. Buvo pakeistas kitu aktorium, o tas aktorius nebuvo labai geras, bet viskas gerai, kad gerai išėjo. Jo? Taip. Nu tai gerai, o kur dingo jūsų geležinis smailas? Nu, baigit, kodėl niekam nepatinka šitą mikrofoną? Geležinis smailas? Jo, nes jis, atsimenu, pirmoji daly buvo. Ar čia jau jūsų pasirinkimas? Jau iš komentatorių girdėjau, kad pirmoji daly nelabai patiko, tai reikėjo panaikinti jį ir teko taip paprastai atrodyti. Filmuoju. Nu, sveiki, aš noriu paklausti jūsų, kaip jums pavyko įgyvendinti, pakeisti patį pagrindinį filmo sielą Skirmantą Strauską? Mikrofoną arčiau. Duchas, kalbėk. Kaip supratau,
šiandien nepasiruošęs kalbėti. Nu, bet gal, gerai, kitas klausimas. Ar dar žadate vaidinti kitose filmuose, nes atsimenu, vaidinote ir pirmoje dalyje, kiek ten jūsų matęs, ten koja ar kas? Kokių dar, ragelių?